Sveiki žemės gyventojai. Sveiki kosmonautai. Sveiki marsiečiai, mėnuliečiai, saturniečiai ir visi kiti nusileidę čia į šią nuostabią vietą. Ir žinokit, aš tiesiog šiandien jaučiuos eina sau. Ir tikiuosi, kad čia netgi dar yra ir molėtiečių. Ar yra čia molėtiečių? Pakelkit rankas. O, gerai. Tai istorija be galo, vėl kava namie užšalo. Mano šuo vėl atsisakė tarnaut man kaip ir kasmet jai. Mes nesėdim už stalo, mes visai neturim stalo. Mūsų kėdės popierinės, kaip visuomet. Valgau šiltą mamos koją, vištos į bet mama pirko. Pats resursų neturėjau, kaip visuomet. Pasisiūsiu naują švarką, susirasiu naują darbą. Bet dėja jau būsiu senas, kaip niekomet. Eina sau, eina sau, eina sau. Na, dabar kartu. Eina sau, eina sau, eina sau. Čia žinokit mano giminaičiai iš Molėtų. Mano vaikas šoka breiką, panašus į batareiką. O, šičia minusas, ten pliusas ir taip visuomet. Nedainuoto šokti noriu, bet dėja vis trūksta kojų. Būt gerai, kad bent 7, bet taip niekomet. Kai reikėjo neturėjau, kai turėjau nereikėjo. Kai reikėjo nebeliko ir taip visuomet. Gerbiu tuos, kurie išdrįso, nepiktai tik tai dėl viso. Nieko pikto neturėjau ir taip visuomet. Eina sau, eina sau, eina sau. Eina sau. Eina sau, eina sau, eina sau, eina sau, eina sau, Eina sau. Eina sau, eina sau. Eik tu sau, kaip mėgstu šventes, nes jos primena, kad verta mums gyvent, nes jos primena, kad viskas vėl bus kitąmet. Eina sau, kaip mėgstu šventes, nes jos alina ir vynina, šampanina ir silkina ir taip taukuotas mūsų dienas. Eina sau, visi eina sau. Eina sau, visi eina sau. Eina sau, visi eina sau. Eina sau, visi eikit sau. Ačiū. Nuo koncerto pradžios aš kažkaip galvojau, kad žmonės jau taip kaifuoja nuo mano muzikos, nes jūsų beveik visų tokios išraiškos. Bet iš vienos moters, kurios išraiška taip evoliucionavo į tokią, supratau, kad arba su muzika kažkas nuo pat pradžių blogai, arba čia tiesiog saulė. Dabar skambės daina Klounai irgi kartais verkia.
O kas jūs tokie esat? Ne, aš džiaugiuosi, kad jūs čia esat, bet vėliau susipažinsim. Nors ką aš čia klausiu, mane visuose miestuose tai priima, ar ne? Gerai. Žodžiu, dabar bus tokia vieta, kur galėsit dainuoti ir jūs, ir dar toj vietoj galėsit ir užsimerkti, kad neišdegintų jum ragenų saulė. Tinklainės tai yra. Klaunai irgi kartais verkia, la 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 lai, bet tada kai barstoto žmonos knarkia, la 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 lai. Klaunai irgi kartais verkia, la la la. O šitas la 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 lai ir yra jūsų partija. Aš kaip suprantu, mano koncerte prieš tai buvo 5 žmonės ir 95 nebuvo, ar ne? Kiek žmonių pirmą kartą mano koncerte? Taip, teisingai. Tai va čia dainuosim kartu. Klaunai irgi kartais verkia, bet tada kai barstoto žmonos knarkia. Klaunai irgi kartais verkia, nes niekas jų negerbia. Čia nieko nereikia daryti. Su lempa vietoj nosies, raudona kaip ridikas, verčiuos iš lovos, bus puikiai diena. Bučiuoju liliputą, juk sako geras ženklas, po turklai žuvo mano mylima. Raudonas furgonėlis, tai visas mano turtas, kaimynas mulkis ir balerina. Vos išlendu iš lovos ir pažvelgiu pro langą, žaibuoja reiškia bus puikiai diena. Klaunai irgi kartais verkia, bet tada kai barstoto žmonos knarkia. Klaunai irgi kartais verkia, nes niekas jų negerbia. Hey, balavatsala, balala, balala, balavatsala, balavatsala, mėly vaikai. Balavatsala, balala, balala, balavatsala, balavatsala, mėly vaikai. Vadovas trimituoja, kad greitai į maniežą, o su manim aklų šunų pora. Jie mina dviratuką, aš spardau kamuoliuką, o salį džiaugiasi visa šeima. Ten vaikas ir javata, mama per ciferblatą, apžiūri vyrą, jam puikiai diena, jis laisva. Sadistas akrobatas ant lyno smaugia žmoną, o man vis vien greičiausiai ne pirma ir ne paskutinė. Klaunai irgi kartais verkia, bet tada kai barstoto žmonos knarkia. Klaunai irgi kartais verkia, la 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 lai, nes niekas jų negerbia. Hey, balavatsala, balala, balala, balavatsala, balavatsala, mėly vaikai. Aš pažadu atsargiai trypti, nes suprantu, kad čia baisoka, bet jūs galite ir plot atsargiai. Balavatsala, balala, balala, balavatsala, balavatsala, mėly vaikai. Artėjau finalas, kai šausim iš patrankos, kaimyną mulkį jo tokia dalia. Bet juk visiems patinka, visi šitie stebuklai, o salė džiaugiasi visa šeima. Ir štai jau baigės cirkas, o aš vis dar negirtas, nors mano nosis visad raudona. Ir šitai bėga dienos, su šypsena švininė, o širdyje seniai gili dauba. Klaunai irgi kartais verkia, la 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 lai, bet tada kai barstoto žmonos knarkia. Klaunai irgi kartais verkia, nes niekas jų negerbia. Hey, hey, balavatsala, balala, balala, balavatsala, balavatsala, mėly vaikai. Ai, la la lai, balavatsala, balala, balala, balavatsala, balavatsala, mėly vaikai. Oi, vaikučiai, nupriekit po vieną arčiau, aš jums toj kokį balionėlį prisuksiu, vatytės cukraus išpomposim normaliai. Balavatsala, balala, balala, balavatsala, balavatsala, mėly vaikai. Hei! Klaunai irgi kartais verkia, bet tada, kai jų barzdoto žmonos knarkia. Dar garsiau! Klaunai irgi kartais verkia. Dar garsiau, nes niekas jų negerbia.
Čia nereikia, taip. Klaunai irgi kartais verkia. Bet tada, kai barzoto žmonos knarkia. Klaunai irgi kartais verkia. Nes niekas jų negerbia. Hei! Šiandien yra ypatingas vakaras, todėl kad tai yra jau mano auksinio turo 11 koncertas. Ir galiu pasakyti, kad turas galų gale beveik įpusėjo. Tai dėl to labai džiugu, kad tą pusiaują pasitinkame čia, ties pusiaujų, tokioj puikioj vietoj, nes per tą 11 koncertų teko groti labai įvairiose vietose. Nuo kažkokių įdomių salių, Jurbarko cerkvėje, kažkokiame foje. O gal buvo koks nors žmogus, kuris jau buvo mano koncerte? Taip. Eikit savo, kaip netikėta. Čia irgi mano giminės, žinokit. Aš visus koncertus vežuosi 6 dainuojančias pusseseres ir 2 sesės. Bet jos neprigirdi, tai dėl to ir ištveria 11 koncertų jau. O viso ture bus netgi 23 koncertai. Ir dar visoje Lietuvoje ir visą šią savaitę dar keliausiu toliau, o galiausiai baigsime turą Kaune ir Vilniuje. Taigi, jeigu po šio vakarėlio pamėgsit šią muziką, tai atvykite, bus sumuštinių. Kaip šiandien tylu mūsų namuos, kad net girdis elektros lemputės, bet ne todėl, kad visi pasiruošę sutikti naujuosius metus. Kaip šiandien tylu mūsų namuos, kad net plyšta tapetų kampučiai, bet ne todėl, kad greit suplasnos, o greičiausiai nuo jų jau kilo ne vienas drugelis. Nes tu išėjai ir aš išėjau, ir mūsų vaikai kai kurie net nebeatėjo. Ir neliko jau nieko, kas jungtų tave ir mane ir vaikus lemputes. Nes tu išėjai ir aš išėjau, ir mūsų vaikai kai kurie net nebeatėjo. Ir neliko jau nieko, kas jungtų tave ir mane ir vaikus lemputes. Kaip šiandien tylu mūsų namuos, kad net virpa palangių kampučiai, bet ne todėl, kad greit suplasnos, o greičiausiai nuo jų jau kilo ne vienas drugelis. Kaip šiandien tylu mūsų namuos, kad net linksta taburečių kojelės, bet ne todėl, kad aš per sunkus, o greičiausiai joms tiesiog nusibodo kentėti. Nes tu išėjai ir aš išėjau, ir mūsų vaikai kai kurie net nebeatėjo. Ir neliko jau nieko, kas jungtų tave ir mane ir vaikus lemputes. Nes tu išėjai ir aš išėjau, ir mūsų
mūsų vaikai, kai kurie net nebetėjo. Ir neliko jau nieko, kas sujungtų tave ir mane, ir vaikus lemputes. Nes tu išėjai ir aš išėjau, ir mūsų vaikai, kai kurie net nebeteina. Ir tada nelieka jau nieko, kas sujungtų tave ir mane, ir vaikus lemputes. Nes tu išeisi ir aš išeisiu, ir mūsų vaikai, kai kurie net nebepareis va. Ir tada nelika jau nieko, kas jungtų tave ir mane, ir vaikus lemputes. Ačiū, sese. Neblogai. Joniškis įsikirto tik po 7 karto. Tum cik cik tum cik tum tum. 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 Nes tu išėjai ir aš išėjau, ir mūsų vaikai, kai kurie net nebetėjo. Ir neliko jau nieko, kas jungtų tave ir mane, ir vaikus lemputes. Nes tu išėjai ir aš išėjau, ir mūsų vaikai, kai kurie net nebeteina. Ir nelieka jau nieko, kas jungtų tave ir mane, ir vaikus lemputes. Nes tu išeini ir aš išeinu, ir mūsų vaikai, kai kurie net nebeteina. Ir tada nelieka jau nieko, kas jungtų tave ir mane, ir vaikus lemputes. Nes tu išeisi ir aš išeisiu, ir mūsų vaikai, kai kurie lygiai taip pat išeis. Ir tada nelieka jau nieko, kas jungtų tave ir mane, ir vaikus lemputes. Matau, kad žmonės pačiam gale sunkiai mato, tai jūs nesikuklinkit kaip nors, taip išgaukit kampą pamatymo, kai jau labai rūpi, tada atsistokit truputį, o aš stengsiuosi, kiek galėsiu va taip per dainas daryti, kad taip išnirti iš vandens. Dabar skambės daina, kuri vadinasi Panda. Ir taip vadinosi ir mano pirmasis albumas – Panda. Juk kiekvienam iš mūsų lemta sutikti savo gyvūną globėją. Manasis visad buvo panda. Tik neklauskit kodėl, neklauskit kodėl. Niekas nesakė, kad bus lengva, bet nieks neminėjo, kad bus taip sunku. Nuo šiol bendrausiu tik su pandom. Ir neklauskit kodėl, neklauskit kodėl. Nes juodai liūdna ir juodai balta kaip aš. Nes juodai liūdna ir juodai balta kaip tu. Nes juodai liūdna ir juodai balta kaip mes. Nes juodai, juodai, juodai liūdna, juodai balta ir su grėsme išnykti. Suplėši knygas raudonas ir jau Ropškis greičiau ant manęs. Bandysime išlikt. La 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 la. Nes juodai liūdna ir juodai balta kaip aš. Nes juodai liūdna ir juodai balta kaip tu. Nes juodai liūdna ir juodai balta kaip mes. Nes juodai, juodai, juodai liūdna, juodai balta ir su grėsme išnykti. Suplėši knygas raudonas ir jau Ropškis greičiau ant manęs. Bandysime išlikti. Ačiū. Sveiki.
Žinot, ką padarysim? Ateikite padėti man truputį, gerai? Galite ateiti? Nu, čia nereiks grot, dainuoti, tik tai aš dabar nuo šiol aš pasikelsiu instrumentą ir grosiu atsistojęs, tada mane visi matys. Ne, jūs į sceną nelipkit, aš dainuoti neprašau. Va, palaikykit, gerai, va taip mes. Palaikykit. Palaikykit, va tokiam aukšte. Nu, va ir pabandom padėti. O, gerai. O. Taip geriau, ar ne? Truputį. Ir šiaip taip geriau jaučiuosi. Atsimenu grupės Dinamika laikais, tai... Sudėlė... Ar čia nejudai? Šiaip tai šito turo metu žmonės man kiekviename mieste vis išklauso mano dainų, sako, o jo, faina, įdomi kūryba, ačiū, bet galėtumėt išmokti ir kažkokią normalią dainą. Tai jau turiu tokį sąrašą. Pirmas pasiūlymas buvo Orchidėja, tada buvo kažkas iš liaudies dainų ir, na, šiandien galit jūs irgi galvot savo variantus. O dabar skambės daina, kuri vadinasi Babkės. O, tikrai taip smagiau. Nagi plojam rankomis visi, hei! Čia bus daina apie tai, kaip kalti babkės, 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 babababababkės, o už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės, 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 tapkės. Čia bus daina apie tai, kaip kalti babkės, 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 babababababkės, o už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės, 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 Vos tik pradėjau grot, tikėjau viltimi, scena įkvėpimu ir rožinę ateitimi. Dažnai sutikdavau aš groti net už dyką. Buvau girdėjęs, tai pradėjo dažnas lyga. Aš žinoma neniga, bet nelaikiau ir dažnų. Save siekiau tikslu, aš veidų nepradažnu. Čia ta prasme, kad aš neparsidavinėjau. Geriau jau badavau, bet sielos neišvertinėjau. Bet vieną dieną atsirado vienas dėdė, kuris mane 3 sakiniais tiesiog suėdė. Jis sako, jo, ta revoliucija tai miela, herojiška ir nuostabu, švarita tavo siela. Bet tu su ja nepastatysi juk namų, negausi naujo Bentlio, ne kalių. Žodžiu, jis sako man, va keisk ritmuką ir skambėsi pašvelnink, aš juk pažįstu pūką. Ir bus daina, su kuria mes kalsim babkės, 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 babababababkės, o už babkės galėjai nusipirkti auksinės tapkės, 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 garsiau visi kartu, ei! Ir bus daina, su kuria mes kalsim babkės, o už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės. Taip pat pažįstu tą iš teliko tipuką, iš radio, iš interneto tą mažą. Žodžiu reikia kepti taip, kad net debilui aišku. Per daug negrūzink, per daug neaiškink. Geriausiai rinkis aiškia mūsų tautos kalbą. Žiūrėk, jisai manęs paklausė apie jau kalbą. Tada sukursim tau gražų dizainą ir stiliuką, prifarširuosim interneto pimpaliuką. Ir tada pašlo pajekala patrubam. Pinigai gavdo, bet per daug nebūna niekam. Lai, 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 lai. Pauzė, stoviu, kvepuoju, galvoju, trenkti dabar ar palikti rytojui. Kažkur skaičiau, kad reikia skaičiuoti iki 10, taip ir padarau, 1, 10. Sakau, klausykit, ponas, gal aš atrodau jum kaip lavonas, jis manęs aiškiai nesupranta, tiksliau supranta, bet veide laiko cementą. Sakau, bet tu juk supranti, kad manim tiki žmonės. Kokie čia žmonės? Sušiktos bežionės! Viskas valiai. Tokia daina. Babkės, 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 bababababab. Už babkės galėjai nusipirkti auksinės tapkės. Tapkės, tapkės, tapkės. Čia bus daina apie tai, kaip kalti babkės, 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 babababababkės, o už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės, 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 Tada mani kažkas be galo greitai sureagavo ir įvykį jau klausė atlyginamigo galo. Smailusis tušinukas, kur gulėjo vidur stalo, padarė, kad to pičio veidas ėmė ir išbalo. Sakau, klausyk, dėkoju tau už patarimus, bet gal aš pasiliksiu savo bytų, savo rimus, o tau palieku jai, kada netyčia išgarsėčiau per vidurį kaktos inicialų savo tėčio. Tai tu klausyk, galėsi juos tada parduoti, užkalės krūvą babkių jas kažkur suinvestuoti, o aš keliausiu
keliauju į savo vargo vakarienę, bet bent vidum tikrų ne tavo kiaušinienė. Taip išėjau į lauką, žiūriu, saulė šviečia, kažkaip ramiau viduj, kažkas pridegti kviečia. Atrodo, niekas lyg per daug ir nepakito, bet nebenoriu susitikti žinovo tokio kito. Čia bus daina apie tai, kaip gali babkės, 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 už babkės gali nusipirkti auksinės tapkės, 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 tapkės. Apie tai, kaip gali babkės, 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 už babkės. La 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 la. Babkės, 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 la 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 la. Babkės, babkės, tapkės. Smagu muzikoje pasiekti tokį lygį, kai žmonės tau ploja net už tai, kaip tu grožiesi saulėlydžiu. Dabar skambės daina Raudoni taškai. Truputį konteksto žmonėm, kurie gal pirmą kartą susiduria su manimi ir su mano kūryba, kas čia yra. Tai yra daina, kuri apskritai visą savo kūrybą aš vadinu tokiu viešų dienoraščių, nes kuriu ją iš dalykų, kurie mane inspiruoja, kuriuos pastebiu aplinkoje, kažkokie absurdai, kažkokie mane netenkinantis reiškiniai, kažkokie skauduliai, kuriuos patiriu ar panašiai. Ir viską, ką patiriu, ką pamatau, perverčiu, transformuoju į kūrybą. Tai vat, šitie raudoni taškai gimė keliaujant, gana daug keliaujant, važinėjant mašinomis ir kai vienintelė kelrodė žvaigždė yra ne žvaigždė, o yra priešais važiuojanti mašina, tai kažkaip pradėjau fantazuoti, kas tai galėtų būti ir gimė šitą dainą. Mašinos akys, kuria prieš save matai. Ir seksi visą naktį tu raudoni taškai. Tai tik mašinos akys, kuria prieš save matai. Ir seksi visą naktį raudoni taškai, raudoni taškai. Nes mes nesveiki labai, bet sergam viens kitų, nes mano galvoj laužai. Ir jų gesti nereikia tavo širdį namai. Ir juos ilgai gyvensim raudoni taškai, raudoni taškai. Raudoni taškai, matai, 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 matai.
nebežiūrėti mane. Dabar jeigu turit kokį mylimą žmogų šalia, tai jau į jį žiūrėkit. Na, o kas neturit, tai gali tiesiai žiūrėti ir toje tiesumoje ir matykite tą savo mylimą, geidžiamą, trošktamą ar laukiamą žmogų. Mašinos akis kūrė prieš save matai ir seksi visą naktį, nes tu labai bijai netyčia neprarasti tą, kadėl nelaikei ir šildai visą naktį. Raudoni taškai, Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū labai. Bravo jums, kad čia atėjot. Ačiū jums. Dabar skambės daina, kuri prasideda žodžiais: sveiki, aš esu žmogus orkestras. Ir šitoje dainoje man labai reikės kelių žmonių savanoriškos pagalbos. O čia žmogus jau ryškiai pasiruošęs. Jūs matyt stebėjot mano viso auksinio turo veiklą ir išstudijavot, ne? Labas. Vytaras? Taip, čia yra vytaras, plojimai vytarui. Vytarai, atsargiai prie tų daiktų nesisklaidykit, nes jaučiu, mūsų honoraro neužteks. Jūsų irgi. Na, dar reikės porą žmonių, kas ateis vytarui į kompaniją. Na, ateikit. Ada, kai rėkti iš pirmos eilės, tai mandros, o dabar tai ne. Na, kas galėtų padėti? Gal iš galo kažkas? Gal iš vidurio kažkas? Iš vidurio labai nepatogu. Va, o, taip. Antras vytaras. Sveiki. Oi, taip. Čia yra Ramunė, čia Vytaras ir dar vieno žmogaus reikia. Dainai žmogus orkestras. Ai, aš nepaaiškinau. Ateikit, taip. Žodžiu, aš juos pasikviečiau čia tam, reikėjo gal instrukcijas prieš tai pasakyti, nes labai visi bijojo. Pasikviečiau čia tam, kad žmogus orkestras yra tokia daina, kurią kai atlieku grodamas su grupe, tai man pritarė dar keli instrumentai, bet šiandien jų neturiu, esu vienas, bet turiu šį puikų orkestrėlį, kuris man ir padės atstodamas tuos instrumentus. Ir Viktoras bus... Vytaras, atsiprašau. Vytaras bus toksai instrumentas lėkštė. Čia toks labiau išsileidus padanga gavosi. Galite mikrofoną ir tada garsiau tai. C. Va, jau tokia lietuviška lėkštė, gerai. C. Ai, pamiršau pasakyti. Jūs būkit toks cvambalas. Gerai, tą ir sakykit. No, va taip. Labai gerai. Labai gerai.
Sveiki, aš esu žmogus orkestras, mano vardas Algimantas, pavardė testas, tokią pavardę davė man Dievas dėl to, kad testuotų, kaip seksis man čia egzistuot. Dar man davė rankas dvi ir kojas, akis irgi dvi, davė burną ir gerklę, nosį skylutės dvi ir pasakė, kad būsiu orkestras didu. Aš pats nežinau, kas toliau bus. Tik ne jo dalis, o jis pats atsakiau, juk bus liūdna. Bet to ar supras, mane žmonės atėjo ir orkestro vietas, o jis sako, nebus jokių vietų ir salių jokių, tik tu vienas aplinkui krūvo žmonių. Šitaip groju viskuo, ką aplinkui matau ir dažniausiai tvirtai prie savęs pritaisau. Ši čia lėkštės, čia varpas, o čia vytaras. O, užtikrintai, nors ne visas orkestras, bet didžiuojas mama. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Jeigu viskas šiandien sąlygas. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Kvieskit greitai. Jeigu viskas šiandien tas lai sėkmingas jis. Patys galit geriau. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Aš nepaliečiau. Jeigu viskas šiandien, tai sėkmingas jis. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Čia Algimantas testas jums skleidžia laimės garsus. Nagi sukelkim triukšmo šiame kosmologijos, Palaukit, aš turiu ištarti aiškiai, etnokosmologijos muziejuje, taip? Nagi sutelkim Palaukit, ne. Pirmą pavadinimą, o tada etnokosmologijos muziejuje. Nagi sukelkim triukšmo! La la la, la 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 la. Čia galit linguot, labai patogu. La la la, la 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 la. La la la. Jeigu pakankamai linguosim, tai ir šitas grybas iš šaknų užlinguos. La 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 la. Mano plaučiai tai dūdmaišio maišas gilus, kol jie juda, tol skleisiu aš savo garsus. Mano protas paprasčiausia medinė varlė, jei per nugarą braukiant keistai suskambės, suprantu rodos viską, bet nesuprantu, ką dažniausiai man bando sakyti kiti. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Kažkodėl pikta labai mergina. Jeigu viskas čia testas, tai sėkmingas jis bus, aš ne visas orkestras. Aš tik vienas žmogus. Nenuovokų žmonės, na mėginam. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Išsirinkit savo patinkantį labiausiai variantą ir kartokit. Aš tik vienas žmogus. O, girdėjau daugiausiai. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Jūs galit pretenduoti molėtuose į kokį nors postą jau, man atrodo. Čia smingas jis bus, singas jis bus. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Jeigu viskas čia testas, tai sėkmingas jis bus. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Čia Algimantas testas jums skleidžia laimės garsus. Nagi rankos į viršų! Rankos visų į viršų! Triukšmo! La la la! La 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 la! La la la! La 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 la! La la la! La 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 Leningrad la 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 la
la la la la la la la la la la la la Skiftar mot totalt hold! Ačiū labai. Nu, dar ateičiai, kad mokėtume tą motyvą, tai išmokime kartu. La, 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 la. Dabar tik tai jūs. Labai neblogai. La 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 la. Žinokit, jeigu mus iš kokių nors panašių observatorijų stebi ateiviai, tai mes tikrai keistai atrodom. Žemės gyventojai jie dažniausiai pakyla į keliasdešimties metrų aukštį ir atlieka keistą ritualą. Mes turime įrašą šio ritualo, netgi pavyko įsirašyti garsą. Mielieji, leidžiame jums per ateivių žinias ir klausom. Kad ir ką tai reikštų, bet spooky. Požymiai išplėstos akys, paplatintas balsas, plačios šypsenos. La 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 la. Dabar pradėjau galvoti, kaip atrodytų instrumentas, kuris groja šito garsu. Toks saksofonas, bet žiauriai sulaužytas. Ačiū! Ačiū jums labai. Būtų tikrai jokinga, jeigu numesčiau šitą daiktą kažkurioje vietoje koncerto. O kadangi šitas koncertas, kaip matote, yra toksai akustinis, beribis, atviras ir bendraujantis, tai dar po vienos dainos turėsim tokią pauzelę, kurioje bus klausimai, atsakymai. Tai galėsite savo kelti ranką, užduoti klausimą, aš pasistengsiu jums atsakyti. Aišku, jeigu tokių turite. O dabar skambės daina Bredas Pitas. Aš toksai vienas savo nerimo pily, tiksliau mažam nerimastingam kambarį. Jame likau tik aš ir mano brolis Tomas Jorkas. Deja čia ne Šanchajus, deja čia ne New Yorkas. Čia kiaurą parą nieks neatitraukia lango. Čia kiaurą dieną niekas nebebūna brangus.
čia tik vandens tušti plastmasiniai puodukai. Čia tik kvaili ne savo miestų atvirukai. Liūdnas motyvas, bet juk tokios mano dienos. Aš tarsi gyvas, bet beprotiškai vienas ir nemanau, kad dėl to kaltas kažkas kitas. Kalčiausias čia prakeiktas bredas pitas. Liūdnas motyvas, bet juk tokios mano dienos. Aš tarsi gyvas, bet beprotiškai vienas ir nemanau, kad dėl to kaltas kažkas kitas. Kalčiausias čia prakeiktas bredas pitas. Esu akvariume, kuris ant jūros kranto. Kažkam brangus, kažkas mane visų lūpom kramto. Esu 15 kvadratinių minučių, o viduje jaučiuos kaip pulkas prostitučių. Čia visas aš prieš veidrodį iš gėdos, nežiūriu į akis, matau tik savo pėdas. Čia juk ne aš, čia tai, ką jūs sukūrėt. Čia juk ne aš, čia tai, ką jūs pridūrėt. Liūdnas motyvas, bet juk tokios mano dienos. Aš tarsi gyvas, bet beprotiškai vienas ir nemanau, kad dėl to kaltas kažkas kitas. Kalčiausias čia prakeiktas bredas pitas. Liūdnas motyvas, bet juk tokios mano dienos. Aš tarsi gyvas, bet beprotiškai vienas ir nemanau, kad dėl to kaltas kažkas kitas. Kalčiausias čia prakeiktas bredas pitas. Galvoju apie savo mamą, savo tėvą. Galvoju apie nerealų poną Dievą. Galvoju apie laisvę, kurią turim, bet jos gale kažkas vis tranko durim. Motyvas, bet juk tokios mano dienos. Aš tarsi gyvas, bet beprotiškai vienas ir nemanau, kad dėl to kaltas kažkas kitas. Kalčiausias čia prakeiktas bredas pitas. Liūdnas motyvas, bet juk tokios mano dienos. Aš tarsi gyvas, bet beprotiškai vienas ir nemanau, kad dėl to kaltas kažkas kitas. Kalčiausias kas prakeiktas bredas pitas. Nekaltas nieks, net vargšas bredas pitas. Kalčiausias kas prakeiktas bredas pitas. Nekaltas nieks, prie ko čia tas vargšas bredas pitas. Kalčiausias čia prakeiktas bredas pitas. Nekaltas nieks, dėl tavo bėdų juk nieks nekaltas. Kalčiausias kas prakeiktas bredas pitas. O iš tiesų nekaltas nieks, net vargšas bredas pitas. Ačiū. Kaip tik šiam momentui Saulė keliauja už debesų ir turime klausimų atsakymų momentėlį. Tai gal pribrendot kokiam klausimui? Prie ko bredas pitas? Na, šios dainos istorija yra tokia, kad sukūriau ją viešėdamas Škotijoje ir
buvo gastrolės ir buvo toks vienas rytas, buvau viešbutyje, kažkaip buvo diena tikrai nepanaši šią dieną, buvo gana niuri diena ir buvo gana niuri nuotaika ir daug kažkokių minčių, kurios kartais mus tikrai bombarduoja, o ypač kai būni vienas. Aš kažkaip labai ir mėgstu tuos momentus, kai tu būni vienas, tai yra be savo šeimos, be savo draugų, be artimųjų, bet kartu jie ir truputį gąsdina, nes tik tais momentais, man atrodo, tu gali susitikti su tuo savim tikruoju. Ir kažkaip jisai tada labai aktyviai tave pradeda bombarduoti ir sako, ką, čia jau seniai nesimatėm, kažkokią jau saugią zoną susiradai savo. Nu ir vat viena iš tokių rytų, kartais būna dainos, kurios taip vienu ypu pasirašo, tai Bredas Pittas buvo viena tų dainų, kur tiesiog gulėjau lovoje ir taip vat ir surašiau tekstą, po to ten pat susiradau fortepijoną ir vat gimė šitas momentas. Tai, o prie ko čia tas Bredas Pittas, tai prie nieko. Vat tame ir esmė, kad kartais gyvenime, man atrodo, tu pradedi kaltinti visus, tik ne patį save. Tai aš bent jau pats esu tokios pasaulėžiūros žmogus, kad jeigu kažkas jau nevyksta, tai brangusis atsisuk į save, pasižiūrėk pirmiausia, o ne kaltink visą aplinkui esantį pasaulį ir tuo labiau kažkokį nieko nekaltą Bredą Pittą. Kas gali būti labiau absurdiškiau kaltas dėl mano bėdų kažkokių, tai jau tikrai ne Bredas Pittas. Tai tokia ta mintis. Taip, dar klausimų? Taip. Pats būti dalimi kažkokio ansamblio. Aš manau, kad tikrai galėčiau ir man tas labai patinka ir netgi savo muzikinį kelią tokį vat savos kūrybos aš pradėjau grupėse ir buvo tokios grupės Stipriai kitaip, buvo tokia grupė Suicide DJs, ten mes šėlom su Ainiu Storpirščiu aktorių, kuris yra mano kursiokas ir mes turėjom tokį etapą, kuris buvo jau gana senokai, gal prieš kokius 6-8 metus ir buvo didelė grupė ir man iš tiesų labai patinka būti ir ansambliuose. Tai ir pats kartais, kai groju vat, šitą programą, tai būna du būgnininkai, dar kažkokių instrumentų. Tai nežinau, man atrodo, ansamblį irgi tas yra faina, kad ten tu atžaidinėjai savo partnerį ir ten nereikia jau savim rūpintis, tu rūpinėsi juo. Tai tą aš irgi mėgstu, bet tiesiog gal reikia aplinkybių. Ir reikia kažkokių tinkamų žmonių, kad tą padaryti. Bet to tikrai nesikratau. Tatuiruotės. Čia panda yra. Man kelias aš turiu tas tatuiruotės, bet jos man yra asmeniškai svarbios ir reiškiančios gana daug ir atsiradusios būtent tais momentais. Aš tuos visus raštus savo pateisinu ir man jų reikia dėl to, kad jie yra atsiradę tais momentais, kai tau tikrai reikėjo kažkokio palaikymo ir tam tikros apsaugos. Vat vieni žmonės ant durų rašo kažkokių ten 3 karalių inicialus arba kabinasi kokias ten sapnų gaudyklės, kiti žmonės ant savęs kažką pasikabina ir nematau problemos, kad tai kabės visą gyvenimą. Tai čia yra panda, kuri vat, buvo tokiame mano gyvenimo etape, aš porą metų gyvenau Maskvoje, tai buvo prieš kokius 5-6 metus ir vat, ten yra tikrai toks hardcore'as, sunku gyventi ir buvo toksai išlikimo etapas o aš jau grojau šiandien dainą Panda, taip? Jau grojau, gerai, pamiršau. Tai va ta daina ir gimė tame kontekste, kai tu tiesiog stengiasi išlikti ir stengiasi, kad netaptum Raudonosios knygos atstovu. Čia yra tokie 2 drakonai, kurie irgi pasaugojo ir palaikė už rankos, kai to labiausiai reikėjo. Ant nugaros yra tokia dūminė pirtis, nes aš pirtį labai mėgstu. Ne, jokau. Ant nugaros pirties nėra. Ir taip pradedi pasakoti, nugaros pirtis, čia turiu Porsche, nes tai mano svajonė. Ten draugų telefonai. Kaip sakot?
Drugelis? Nu, dar nėra drugelio. Dar kažkaip. Bredas Pitas. Ne, Bredas Pitas dainuose. Dainuose kol kas. Na, dar. Taip. Tai vat naujas albumas, tai jisai yra kažkur, kaip čia pasakyti, paslėptas. Ta prasme paslėptas, kad jo yra daug kur. Jo yra mano mobiliajam telefone, jo yra mano užrašų knygose, jo yra mano kompiuteryje, bet iš tikrųjų tam reikia laiko, tam reikia etapo ir va, dabar va, išpuolė šitas turas, beprotiškai didelis turas, 23 koncertų ir sakiau, jau po šito turo tikrai keliausiu bent kokiai savaitę į kokią nors atokią vietą ir tenai susirinksiu tą visą savo informaciją ir gimdysiu tą naują albumą ir, nu, tai planuose, kad jisai turėtų tikrai iki naujų metų pasirodyti. Tai manau, po vasaros, neskubėsimės jo, bet va, ruduo, žiema, tai jau galima tikrai tikėtis ir tada visų labai laukiu ir čia ir darysiu koncertą. Bandysim sukišti 500 žmonių, žiūrėsim, tikrinsim architektūrą šitos vietos. Dažniau man žodžiai. Aš va, toks esu idėjinis kūrėjas, nes dažniausiai gimsta kažkokia dainos koncepcija. Va, tarkim, tos pačios ten babkės, tai kažkokį va, susigalvoji, aha, apie tai, pasirašo tekstas, o tada, kai yra tekstas, man tada labai lengva jį kažkaip varijuoti ant kažkokių. Tai net ir, nu, kartais būna, kad kažkas. Bet ne, šiaip tai dažniausiai, kad būna tekstas ir nelabai ir turiu aš tų dainų, kur tu susigalvoji melodiją, o tada ten kažką bandai prigalvoti. Meilė, pasaulis, saulutė, mašinėlės, visi geri draugai. Visi geri draugai. Ne, gal aš taip nekursiu geriau. Geriau pradėsiu nuo koncepcijos dainų. Na, dar, taip. Solinę karjerą. Tai buvo, bebaigiant mokyklą, aš iš tikrųjų baigiau Čiurlionio menų mokyklą, klasikinį fortepijoną ir jau jį bebaigiant nusprendžiau stoti į aktorinį. Po to iš aktorinio supratau, kad mane režisūra labiau traukia, tada išvažiavau į Maskvą, ten baigiau režisūrą. Bet dainavimai prasidėjo mokykloje, baigiamosiose klasėse ir atsimenu su vienu savo klasioku mes išstojome per 100-dienį ir pirmą kartą dainavau ir dainavau 2 dainas. U2, With or Without You. Ir neatspėsit. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ta daina. Would you dance? If I ask you to dance. Ir žinokit, reakcija buvo panaši kaip ir šiandien. Ir aš kažkaip, aš dar atsimenu, taip dainavau ir po to kažkurio momentu pagalvojau, gal aš ant kėdės atsistosiu, tokį šou elementą. Ir buvo tada, tai buvo įvykis, visi ypač aišku 12-okės, o aš buvau 11-okas, tai žinot. Nu ir tada viskas, tada jau pajutai tą šlovės kainą, svorį. Ir nepradėjau tada groti solo kažkodėl, o tada pradėjau studijuoti ir buvo muzikinių grupių laikas, kokie 5 metai, o tada tiesiog atėjo laikas, kai nebesinorėjo už nieko slėptis. Kai atėjo momentas, kai turi ką pats pasakyti ir dėl nieko nesijaudini. Tai va tuo ir džiaugiuosi, kad, kaip sakiau, tą savo dienoraštį galiu skaityti žmonėm, tai yra man didžiausia šventė ir dar, kad aš kaip ir galiu vadinti savo profesiją, tai iš vis, nu, kaip sako, laimingi žmonės tie, kurie dirba savo hobius. Tai vat, šiuo atveju man nuskilo. Na, paskutinis klausimas, nes nors galim ir šnekėti, visai nieko. Apie kūrybą dar?
Taip, yra. Yra naujam albume turėtų būti. Naujam albume turėtų būti tokia daina, kurios tik tai pradžią turiu ir jinai gimė būtent vienam vakarėlį iš linksmybių. Tai ir aš ją ten visą tą vakarėlį ir kartojau. Tai jinai maždaug taip skamba. Man tai patinka, kai vakarėlį užmiega visi žmonės, o aš tada jiems. Tai kol kas tiek sukurta. Bet po vakarėlį tai viskas buvo taip. Nu tai čia, kaip suprantat, daina kokių 16 minučių trukmės. Va tokios dainos gimsta iš linksmybių. Gerai, ar ne? Gali būti šitą naujam albume. Gerai. Gerai, varko. Ačiū. Dabar skambės daina, kuri vadinasi Žmogus niekas. Paklausė, koks tu būtum herojus. Na ta prasme, tas filmų superherojus. Vieni ten šaudo, kiti akim naikina, treti iš ledo, ketvirti metiniai. Pradėjau aš galvot, ko būčiau ypatingas. Už ką mane taip gerbtų partnerės papingos. Gal už drąsumą ar tiesiog už grožį, arba už tai, kad nugalėjau kokį superožį. Ir taip pamastęs supratau už skaudžią tiesą, o jas supratęs pajutau aš žiaurų stresą. Nebūčiau aš nei rūmeningas, nei gražus, nes aš turiu namus, aš auginu vaikus, nes aš renku grybus, uždirbu pinigus. Gyvenimas gražus ir mano galios baigės ties 5 valanda. Esu aš žmogus niekas, tokia mano dalia. Žmogus niekas. Kai esi niekas, tai niekam tu nerūpi. Jei esi sliekas, po žemėm supūk. Žmogus niekas. Kai esi niekas, tai niekam tu nerūpi. Jei esi sliekas, po žemėm supūk. Kai aš sakau žmogus, jūs sakote, o, žmogus. Žmogus, kai aš sakau niekas, jūs sakot, wow, niekas, niekas. Kai esi toks herojus, štai tavo diena. 7:30 iš lovos, opapa, pašerti šunį, šerti vaiką, šerti žmoną. Jei lieps iš ryto, jiem pagrosiu net akordionų. Galiausiai sėdi į savo super mašiną, Volkswagen arba Audi, kad pigiau dizeliną. Ties pirmų šviesoforų jie aišku užkesta, teks vėl iškvies ne Robiną, o seną gerą kestą. Galiausiai nusibeldi savo misiją darban, pasiėmi ginklus, kaip žmonės sako, gan. Ir visą dieną tu prie stalo prasidėsi, primindamas ne žmogų, o sušiktą džiuvėsi. Bet pasiguoskime
bent duot, kad aš ne vienas. Čia mūsų armija, džiuvėsiai ir senienos. Ir jei kada sukiltume, o to nebus, nes statome namus, auginame vaikus, nes rankame grybus, aš žiūrėjau siniukus. Gyvenimas gražus. Esam herojai be kostiumų ir savybių. Mūsų ginklai tai paskolos ir sauja grybų. Išsivaduoti galim tik per išeiginę. Klube su sauja kokso peroksidinę blondinę. Žmogus niekas. Kai esi niekas, tai niekam tu nerūpi. Jei esi sliekas, po žemėm supūk. Žmogus niekas. Kai esi niekas, tai niekam tu nerūpi. Jei esi sliekas, po žemėm supūk. Kai aš sakau žmogus, jūs sakote, o žmogus. Žmogus. Kai aš sakau niekas, jūs sakot, o niekas. Niekas. Kai aš sakau žmogus, jūs sakote, o žmogus. Žmogus. Haha. Dainuojam kartu. Yeah. Yeah. Hey. La 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 la. Ba la 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 yeah. Ba la 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 yeah. Míralo. Quite. Yeah. Wow 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 wow. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Gerai. Norit pagrot, prašau? Atsakysiu. Sudaužęs ne, bet buvau nuskandinęs ežere. Taip, taip. Buvo toksai koncertas dar su grupe Suicide DJs, kai mes grojom ir mes turėjom tokią dainą. Nežinau, ten buvo daug dainų tokių iš linksmumo kuriamų, nes kartu su Ainiu Storpirščiu labai smagiai leisdavom laiką. Ir buvo tokia daina, kuri vadinos Kristau, Kristau. Kažkaip, nežinau, kažkoks toks. Mes norėjom sukurti tokią tikrą krikščioniško roko dainą. Žinot, kaip būna Alleluja, Jesus, Alleluja, Saint. Bet nebuvo tame jokios patyčios, tiesiog mes kažkaip baigdavom tuo koncertą ir vesdavomės kartu visus žmonės, jie šlovindavo ir mus, ir viską. Ir ten buvo festivalis ir mes nulipom nuo scenos, išsitraukėm gitarą, pradėjom eiti, nes šalia buvo ežeras. Ir aš ėjau su ta gitara taip. Ėjau į ežerą taip. Ėjau iki kalnos, rūbais, viskuo. Ėjau. Ir tada, kaip ir viskas baigėsi, tęsiam toliau, galvoju, reikia atsisukti ir eiti. Ir už manęs aš taip atsisuku. O čia prieš mane įbridęs, toks jau gerai įkaušęs, kaip iš viršutinės rūbų dalies mačiau su treningais, toksai vaikinas ir stovi. Tai eik, eik. Tai ten įvyko netgi šioks toks susistumdymas tam vandenį. Sakiau, gaila gitaros, jis tai eik, man rašai, tai iki galo tada. Ir jis kažkaip labai jau norėjo. Bet kažkaip mes tą konfliktą išsprendėm ir viskas baigėsi geruoju. La 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 la, la la la. Man labai patinka momentai koncertuose, kur jau nebesupranti, kas vyksta. Dabar pagrosiu tada dainą iš būtent tų laikų repertuaro, tai Neturiu klausos, tokia yra daina iš grupės Stipriai kitaip ir Suicide DJs repertuaro. Plojam visi!
Šiaip aš laikau save neblogų artistų. Ir šokį, ir muziką, ką pasakysit, gal klystu. Tik tai nevadinkit manęs komunistų, nes aš esu gana idealus, bet tik viena bėda, aš neturiu klausos. Tik viena bėda, visi, aš neturiu klausos. Bet aš taip jaučiu ritmą. Plojam visi. Plojam visi. Šiaip aš laikau save neblogų artistų. Ir šokį, ir muziką retai kada paslystu. Tik tai nevadinkit manęs teroristų, nes aš esu gana idealus, bet tik viena bėda, aš neturiu Nagi, prisijunkit, negėda, žinokit. Yra toks posakis, daugiau negu 50 metrų virš žemės negėda. Tik viena bėda, aš neturiu Dėl to mano butas, žinokit, yra 50 metrų aukštį ir aš visada namie vaikštau nuogas. Tik viena bėda, aš neturiu Bet už tai ritmą jaučiu. Plojam visi. Plojam visi. Plojam visi. O dabar labai ilgai plojam, nes daina baigėsi. Šiandien aš paimu visą pasaulį, padalinu jį lygiai pusiau. Kairiai bus pietus, o dešiniai šiaurė. Rytų ir vakarų mums neprireiks. Ten stovi tu, o čia mes dar nuogi. Mums dar nekūrė rūbų dievai. Tau šviečia mėnuo, man matyt saulė. Labai tikiuosi, tai greit nesikeis. Nemokame nei skaičiuoti, nei vaikščiot. Todėl atrodom truputį keisti, bet esame savo šalių kunigaikščiai, o jie dažniausiai keliauja vieni. Man kaista galva nuo žemės platumo ir galimybių plačiam vandenį, o tu tik tai slėpies už krūmo, kurio tikrai neturiu omeny. 2+2, man visad bus 5, sukurt man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2+2, man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau. Bandžiau atrasti žemės ir žemynus, kasdieną šalto jūroj mirkau. Tu glostai pirštai šaltus vandenynus, kai mažą jaukę salą radau. Tu palėtei šį žemės plotelį, jis keistai kvepėjo klevais. Atradusi šį naują pasaulį, pakrikštijau savo namais. Aš vis mirkau kitoj žemės pusėj, atrodyt stengiaus be galo kitai. Tikėjausi, kad tu mano būsi, jei tik palaimins jūrų dievai. O tu manęs paklausai. Aš atsakau, greičiausiai 5, sakai man keistas, kvieti savo pusėn. Aš atsakau, man geriau vandenį. 2+2, man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2+2, man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas.
Aš pažadu tau, tanderam, deram, deram, randeram, 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 deram, deram. Na ir paskutinį kartą triukšmo! Man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2 plus 2. Man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2 plus 2. Man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2 plus 2. Man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau. Man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2 kartu. Man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Garsiai! Aš pažadu tau 2 plus 2. Man visad bus 5, sukurk man 3 Kanadas. Aš pažadu tau 2. Ačiū. Sveiki, čia Vidas Bareikis ir aš Molėtuose savo terasoje kažkaip gėriau arbatą ir užsuko keli svečiai ir prašė tiesiai iš akius perduoti didžiausių linkėjimų. Daug arbatos reiks padaryti. Susimatysim. Iki. Na gerai, ir pabaigai atsilyginsiu jums už šitą video vieną muzikinę kompoziciją, dar vieną, kuri vadinasi Gyventi tiek, kiek trunka ši daina. O galima man jūs užsibukinti, kai aš... Nes žinot, teatre yra tokie vadinami klaperiai. Jie taip vadinasi, nes tai yra žmonės, kuriuos tu pasodini pačiam gale ir jie taip labai nirtingai ploja ir užvedinėja visą publiką. Bet aš pasielgiau nagliau. Pasamdžiau 4 merginas, pasidinau priekį ir... Tai vat, sąžiningai dabar pasakau, kad kviečiu jūs į naujo albumo pristatymą, jeigu taip pat elgsitės.
Gerai? Gerai. Viskas, juokelis baigtas. Čia dabar reikia biškai susirasti aparatūros. Pabandom aparatūros. 1, 2. Eina. Eina. O. Eina. Jeigu gyvenčiau tik tai tiek, kiek trunka ši daina, tai būčiau pats keisčiausias iš visų gyvūnų. Matyt, nespėčiau nepakeist pasaulio, nepadėkot tėvams už tai, kad čia atsiradau. Bet matyt, logiškai pamaščius norisi pratęsti šitą dainą kiek galima ilgiau. 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 Pamaščius norisi pratęsti šitą dainą. Gyvenčiau tik tai tiek, kiek trunka ši daina, nespėčiau neišmokti. Žinot, vėliau papasakosiu. Matyt, nespėčiau nesusirast draugų, netapt vienu iš jų, nepadėkot, kad čia esu. Bet matyt, logiškai pamaščius norisi pratęsti šitą dainą kiek galima ilgiau. Pamaščius norisi pratęsti šitą dainą kiek galima ilgiau. Pamaščius norisi pratęsti šitą dainą kiek galima ilgiau. Kai šitaip gera, norisi pratęsti šitą dainą kiek galima ilgiau. Kai toksai vakaras, norisi pratęsti šitą dainą kiek galima ilgiau. Taigi ačiū labai, kad čia atėjo, čia buvo Vidas Bareikis. Taip pat jo pianinas ir jo gitara. Prie pulto su garsu man padėjo Erikas. Šiuos 4 piešinius nutapė Dominikas, Mykolas, Motiejus ir Eglutė. Ilgiau pamaščius norisi pratęsti šitą dainą kiek galima ilgiau. 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 Pamaščius norisi pratęsti. Iš tikrųjų, tokiais momentais nesinoriu baigti šitos dainos, nes vat jie tikrai yra kažkokie tarp žemės ir dangaus. Bent jau kai būni atlikėjas, nes dabar vat tokiais momentėliais neegzistuoja niekas. Kažkokios bėdos, problemos, buiteškė, kurios aš taip nemėgstu ar dar kažkas. Ir kartais taip norisi tą momentą užstingdyti. Bet taip nebūna ir to galima tik pasidžiaugti trumpom akimirkom. Tikiuosi, jum irgi tokie momentai gimsta, gal kažkam žvejojant,
gal kažkam gaminant valgyti, gal kažkam kokiais pikantiškesniais vakarėliais. Nu gerai, viskas, baigiam. Čia buvo Vidas Bareikis. Ačiū.